Sveiki, su jumis sveikinasi Tomas, šiandien terasų profesionalai. Sulaukime dažnai tokių klausimų, kaip naudotis mūsų terasos skaičiuoklę. Taigi, nieko nelaukia, prie reikalo, trumpas edukacinis video apie tai. Mūsų pagrindinėme svetainės lange, mdsterasos.lt, šiek tiek žemiau yra dalis individuali terasos skaičiuoklė, tai spustelėme žiūrėti ir atsidurime pagrindinėme terasos skaičiuoklės lange. Ir eikime pažingsniui per tą skaičiuoklę. Pirmas žingsnis yra pasirinkti norimą terasos tipą. Tai terasa prie namo ant grunto bus dažniausias variantas, kai reikės polių, sraigtinių pamatų arba betoninių. Antras variantas ant kieto pagrindo, tai būtų trinkelės, ar tai būtų betoninis išlietas pagrindas, ar tai prilydamos dangos stogas ar balkonas, kuriame norėsite įsirengti savo terasą. Imame dažniausią prie namo su gruntu, spaudžiame sekantį žingsnis. Tada pasirinkite terasos formą. Vėlgi dažniausiai bus stačiakampė, retais atvejais L formos. Imam stačiakampę, sekantis žingsnis. Jeigu norite pasikonsultuoti, spustelėkite konsultuoti su specialistu, iššoks užklausos langas, suveskite kontaktus ir atsiųskite mums žinutę, arba tiesiog paėję į puslapio viršų visada rasite telefono numerį ir mūsų elektroninį paštą. Taigi, sekantis žingsnis pasirinkite lentų kryptį, yra variantai skersai išėjimo arba ilgai išėjimo. Skersai išėjimo reiškia vertikaliai statomos lentos namo sienai. Kodėl tai yra dažniausias variantas? Todėl, kad taip formuojame nuolydį vertikaliai sienai, kad vanduo nubėgtų. Ir taip pat, kad tokiu būdu beveik niekada nebus terasos lentų jungimų. Bus viena ištisinė lenta. Gerai, pasirenkame ir imame sekantį žingsnį. Tada sekantis žingsnis yra nurodykite ilgį metrais bei rašykite per tašką, jeigu skaičius nebus sveikas. Ir apie ką mes čia kalbam? Dažniausiai terasos bus prie sienos su vitrina, su dideliu langu. Kodėl tai svarbu? Langas yra niša, ten yra palangė, kurią visada stengiamės uždengti terasiniam lentom, o niša reiškia, kad lenta turės būti ilgesnė nei jūsų terasos plotis, nes ten bus kokie 20 cm į sienos vidų. Tai va, tai svarbu. Tai jei mes turime ilgį savo vitrinos ir dar išėjimo durų, pavyzdžiui 2,5 metro, mes per tašką taip ir rašom 2,5 metro. Arba pažymim varnelį, kad įėjimas ir langai neturi lentų ilgių įtakos. Spaudžiame sekantį žingsnis. Čia pasirenkame kraštines, kurios ribojasi su namu, dažniausiai tai bus viršutinė kraštinė. Kodėl to reikia? Nes sekančiom kraštinėm reikės nurodyti aukštį, kiek reikės jų uždengti su terasinėmis lentomis. Sekantis žingsnis, įveskite kraštinių ilgius, tipiškai užtektų ilgio pločio, bet mes prašome visų 4 kraštinių, nes kartais jos vis dėlto skiriasi. Na tai rašykime čia 4 metrus, 3 metrus ir atkartokime skirtingose pusėse tą patį. Vėlgi spaudžiame sekantį žingsnį. Čia jau apie terasos šonų dengimą, tai įveskime terasos šonų aukštį, dažniausiai terasos yra apie 25 cm, kas yra 0,25 metro ir vėlgi rašome per tašką ir pažymime kraštinės, kurioms reikės šoninio dengimo. Spaudžiame sekantį žingsnis. Tada jau renkamės, kokių lentų pageidaujame, tai medinės lentos arba VPC, kitaip medžio plastiko kompozito. Įmame vidinį variantą, sekantį žingsnis, tada jau renkamės iš impregnuotos pušies, termopušies arba egzotinės FAO amargosos. Imkime tikrai dažnai pasitaikyti termopušies variantą. Ir sekančiame žingsnėje renkamės pamatai, vėlgi dažniausiai tai bus sraigtiniai pamatai ant grunto. Konstrukcija termolentoms rekomenduojama turėti vientisą sistemą, todėl renkamės termolagės, bus tada ir lagės, ir lentos ilgamžės. Medžiui rekomenduojame alyvuoti medinės lentas, todėl kad kitaip jos papilkės nuo UV spindulių. Jei norite turėti gražias grandis, alyvuokite. Lagio apsauga, lipni juosta visada prailgins terasos gyvavimo laiką, dėl to, kad jautriausias mazgas ir yra tarp lagės viršutinės ir lentos. Tai apsaugokite ją, net jeigu tai termomediena, reikalingi terasos montavimo darbai arba ne, pažymėkite arba ne. Ir reikės atvežti lentas ir pasirinkite savo miestą. Pasirinkus miestą, spaudžiame sekantį žingsnis ir gauname taip, kad jūsų terasa ateis ant 412 kvadratų, kad terasos medžiagų kaina yra tokia 1046 eurai.
montavimo darbų kaina apie 480 eurų, pristatymas į Vilnių 50 eurų. Jeigu norit gauti detalų savo terasos pasiūlymą, tai paspaukite gauti detalų pasiūlymą, čia suvesti savo kontaktus, telefono numerį, siūsti ir mes jums atsiūsime eilutėmis, kiek kokių lentų reikia, kiek reikia varžtų ir alyvos ir viso kito. Taigi, tiek trumpai apie terasos skaičiuoklę, o jei norite pradėti iš naujo, spausti skaičiuoti iš naujo. Taigi, žaiskite, bandykite, ieškokite savo variantų. Sėkmės!